Nes aš žiūrėjau, lietuviškos yra, bet jos brangesnės. Ir pakalbėjau su tėčiu. Jisai sakė, kad yra, va to sako, kur iš Kirgizijos, sako, kad veža, tai sako, ten iš Rusijos, tai aš bijau jas pirkti tiesiog. Ar jos iš kur? Bet jos jau iš Kirgizijos, tai jos jau nebe iš Rusijos. Bet to nebūna? Šiaip iš Rusijos nėra iš viso, yra iš Baltarusijos. Iš Baltarusijos? Jo, nes Rusija yra toli, iš Rusijos per toli vežti. Tai jas tempia iš Baltarusijos, bet kadangi negalima, tai padaro kirgiziškus dokumentus. Okay. Ant granulės yra neparašyta, kur yra pagaminta. Ant mūsų pirkimo dokumentų irgi neparašyta. Jūs perkat iš manęs iš Lietuvos prekiautoje, taip kad jums yra... Norėsit, galiu net įrašyti medžio granulės LT, jeigu norit, ne problemų.